Steve Jobs ir Bill Gates susipažino 1970-ųjų pabaigoje, kuomet Bill Gates rašydavo Basic programas Apple II kompiuteriui. Tuo metu Apple buvo daug didesnė kompanija, taigi kai Steve Jobs sukūrė Macintosh, jis pasikvietė Bill Gates, parodė jam gražią grafinę aplinką ir tuo labai suintrigavo Bill Gates. Taigi jis pradėjo rašyti programinę įrangą, Word, Excel skaičiuoklę ir panašias programas Macintosh kompiuteriui. Ko Steve nenutokė, tai kad Bill Gates sukurs ir savo grafinę aplinką, Windows, ir taip atims didelę dalį rinkos iš Apple. Ir štai turim nuostabią meilę, neapykantą konkurenciją paremtą draugystę, kuri trunka daugiau nei 30 metų. Knygos pabaigoje Bill Gates aplanko sergantį Steve Jobs Palo Alte ir jie kalbasi apie Steve Jobs verslo modelį ir Bill Gates pripažįsta, kad jis tikrai puikiai veikia, kuomet produktai yra pilnai suintegruoti. Ir Steve Jobs net pasakė Bill Gatesui, kad ir jo modelis puikiai veikia. Taigi, nepaisant to, kad jie buvo konkurentai, jie žinojo, kad abu yra tarsi šio skaitmeninio amžiaus dvinarės žvaigždės. Kai Steve Jobs 1997-aisiais grįžo į Apple, jis suprato, kad privalo atkurti santykius su Bill Gates, kadangi Bill Gates ir Microsoft nustojo kurti programinę įrangą Apple kompiuteriams. Taigi jis tiesiog paskambino Bill Gatesui ir pasakė, aš planuoju tave aplankyti, noriu, kad vėl kurtum puikią programinę įrangą Mac'ui. Bill Gates mielai priėmė šį pasiūlymą. Jis atsakė, žinoma, ir netgi investavo į Apple. Tuo metu Steve Jobs padarė vieną didžiulę klaidą, kuomet pakvietė Bill Gates apie tai pranešti. Pranešimas vyko Macworld parodos metu Bostone. Jis užleido Bill Gates per didį ekraną. Vaizdas buvo kaip iš tos 1984 reklamos su didžiuoju broliu iš didžiojo šviečiančio ekrano. Visi Macworld dalyvavę Apple fanai tiesiog nušvilpė Bill Gates ir Steve'as pasakė, ne, kartais tavo konkurentai taip pat yra ir tavo draugai. Apple produktai atspindi Steve Jobs, nes jie yra gražūs, estetiški, jie padaryti skoningai. Kaip Steve Jobs kartą pasakė apie Bill Gates, taip, jis yra geras verslininkas, bet jis visiškai neturi skonio, neturi aistros muzikai, menui, dizainui. Ir iš tikrųjų, Windows produktai, tai yra Microsoft produktai yra labai geri. Jie vis gerėja ir gerėja sulig kiekvienu naujų leidimu, bet tai nepalyginama su Steve Jobs, kuris užtikrina, kad produktas pristatymo dieną būtų nepriekaištingo dizaino. Išpakavus jis tiesiog pribloškia. Jei pažiūrėtum į jo pakuotą iPod, jis atrodo tarsi brangakmenis, kurį taip ir norisi išimti. Jei gauni Microsoft grotuvą Zune, supranti, kad tai kompetitingas produktas, bet atrodo, kad dizainas buvo sukurtas Uzbekistane ar panašiai. Todėl Steve Jobs visada sakydavo, kad esminis dalykas, ką mes įnešame, tai aistra nuostabiam dizainui, menui ir puikiam skoniui. Būtent todėl Apple kompanija ir yra ten, kur susikerta menas ir technologijos.